Sveiki, su jumis Brilliant, pokeromokykla.com, vienas iš trenerių ir vienas iš jos įkūrėjų. Ir šiandien toks video atsakant į štai šitą laišką, tuo aš jums perskaitysiu. Ir tiesiog apie psichologiją, galbūt daugiau skirta pralošiantiems žaidėjams, skirta tiem, kurie netiki, kad apskritai pokerį galima uždirbti ir kad tai yra daugiau atsitiktinumo žaidimas. Aš tik noriu pasidžiaugti, kad paskutiniais metais aš sulaukiu labai mažai tokių laiškų, bet jų vis dar yra, todėl ir kilo idėja padaryti šitą video. Anksčiau tokių laiškų prieš 5 metus praktiškai kas antras būdavo. Taigi laiškas. Labą vakarą, aš svarstau stoti į jūsų mokyklą, bet taip pat svarstau, ar man duos kokią naudą. Pokerį lošiu jau apie 3 metus ir galiu pasakyti į visiškai minusą. Per savaitgalį padedu nuo 25 iki 50 svarų. Tiksliau per dieną, jei fortūna trumpam šypsosi, tai iki sekmadienio pakanka. Koks klausimas man labiausiai rūpi? Kaip įmanoma išmokti šitą žaidimą, jei mano galva tai yra visiškas sėkmės reikalas, toli nepriblifuosi, o ir sulaukus AA mano sėkmės fortūna pralošia gan dažnai prieš silpnesnės kortas. Žodžiu, kad ir kokius hendus lošiu, vis tiek tampu pralaiminčiu. Ar jūsų mokymai gali kuo padėti ir ar tiesiog esate vieni iš nedaugelio laimės kūdikių ir pliusinat? Labai sekasi, tik ne man ir tikriausia daugumai. Tai smagu sulaukti tokio atviro laiško, ačiū Mantui, kad paatviravo ir einam iškart turbūt prie reikalų. Tai tikrai yra nemažai žaidėjų, kurie galvoja, kad pokeris yra laimės ir atsitiktinumo dalykas, tai labai norėčiau, kad jie pažiūrėtų šitą video ir pradėjom nuo to, kaip atskirti, kada yra sėkmės žaidimas, o kada yra įgūdžių žaidimas. Ir pats paprasčiausias būdas tą padaryti, tai yra palyginti su kitais žaidimais. Pavyzdžiui, paimti kazino žaidimą, ruletę. Ir čia yra įjungta demo versija. Ir sakysim, ruletai, ar aš galiu pats savaime pralošti. Jeigu aš noriu pralošti, tai sėkmės žaidimuose mes neturim galimybės pralošti. Mūsų ar išlošimas, ar pralošimas yra paremtas visiškai sėkme. Pavyzdžiui, jeigu aš pastatau 100 eurų, 100 pinigų ant 26, ar aš galiu kaip nors specialiai pralošti? Aš niekaip negaliu. Ruletė sukasi, atsiprašau, jeigu bus didelis garsas. No more bet, please. Tikiuosi nebus, nes man labai per ausens didelis. Tai ruletė sukasi ir tik nuo ruletės priklauso, ar aš laimėsiu, ar aš pralošiu. Reiškia, aš niekaip negaliu įtakoti rezultato. Tuo tarpu, ar aš galiu pats pralošti pokerį, jeigu aš norėčiau. Pokerį pralošti tai yra labai lengva, tai nereikia stumti prieš flopą all-ino, bet tu tiesiog gali su pačia blogiausia korta atsakinėti po flopo, po turno, po riverio, kai tu net nebytini bordo, oponentas tau stato ir tu gali tiesiog atsakinėti ir atidavinėti jam pinigus. Arba tiesiog gali investuoti 90% savo pinigų ir tiesiog nusimesti rankas. Tai yra labai lengva pralošti. Tai rodo, kad tai yra įgūdžių žaidimas, nes mes patys tarsi įtakojam, ar mes pralošim, ar mes laimėsim. Tuo tarpu visuose sėkmės žaidimuose mes neturim jokios įtakos. Tas pats pavyzdys būtų su monetos metimu. Jeigu mes renkame skaičių ar herbą, tai mes irgi niekaip negalim specialiai pralošti. Jeigu aš, sakysim, su draugu susilažinau, metu monetą ir aš net norėčiau jam pralošti, norėčiau jį pradžiuginti, vis tiek aš niekaip negaliu pasirinkti tokio varianto ar taip mest monetos, kad žinočiau, kad aš pralošiu 100%. O pokerėje tai gali padaryti ir tai parodo, kad tai yra sėkmės žaidimas. Taigi, eikim prie dabar tų laimės kūdikių, kuriuos minėjo Mantas. Tai iš tikrųjų pats paprasčiausias būdas, kaip tą viską patikrinti, yra tokios programos kaip Shartscope. Tai yra viena iš turbūt didžiausių ir pagrindinių duomenų bazių, bent jau turnyrų žaidėjams. Tai praktiškai visi, kas žaidžia turnyrus, visi joje yra. Ir aš tiesiog paėmiau, išvedžiau čia 50 žaidėjų paskutinį pusmetį, kuriuos mokina, paskutinį pusmetį arba metus, kuriuos mokina mūsų treneris Gytas, Peledažmagis. Ir tai yra tikrai daug žaidėjų ir matosi jų visi grafikai, žali, aišku, yra ir kai kas turi minuso, kai kas nedidelį pliusą, kai kas didesnį pliusą, kai kas tikrai gerą. Bet iš esmės
matosi tendencija ir matosi, kad tai yra daugybė žmonių. Ir jeigu tu suvesi visus, nežinau, lietuvius, tai aš asmeniškai pats turbūt pažįstu kokius 250 žmonių, gal 300, kurie aš žinau, kad pliusina ir aš žinau, kad iš pokerio uždirba pastovės pajamas. Tai nebūtinai jie gyvena iš pokerio, bet jie galbūt prisiduria 1000 ar daugiau kiekvieną mėnesį. Ir kas svarbiausia, kad jie visi turi labai panašų mąstymą. Jie visi labai panašiai mąsto. Tai nereiškia, kad jie tą pačią ranką žaidžia vienodai, bet jie vis tiek į tą pačią situaciją žiūri vienodai, vertina labai panašius dalykus, vertina informaciją panašiai, tarsi yra tendencija, kurią turi laiminti žaidėjai ir jų tikrai yra daugybė. Aš net pats turbūt daugiau pažįstu žaidėjų, kurie laimi ir kurie gyvena iš pokerio, negu kurie pralaimi. Tai visi šitie nikai yra vieši, tu gali juos patikrinti ir tiesiog matyti, kad yra daugybė žaidėjų ir tu gali matyti, kad, sakysim, žmogus pradėjo dirbti su Gyčiu nuo kovo mėnesio ir pas jį yra kilimas iš karto. Taip pat gali matyti ir kituose, kad irgi yra kilimai. Ir tai rodo tiesiog, kad darbas su treneriu, jisai tikrai yra naudingas ir tikrai nėra taip, kad, čia visiems tiesiog sekasi. Aišku, yra žmonių, kuriem ir eina į minusą toliau, tai gali būti tiesiog, kad, jiem nesiseka kažko išmokti, nesiseka pritaikyti, nesiseka keistis. Ir jokiais būdais pokeris nėra toks dalykas, kur tu pradėsi mokintis ir kad tu pradėsi laiminėti ar uždirbinėti. Tai yra sunkus darbas, kaip ir bet koks sportas. Jeigu tu pradedi žaisti krepšinį, pradedi treniruotis, tai dar nereiškia, kad tu gausi gerą sutartį ir galėsi gyventi iš krepšinio. Tai yra bele kiek krepšininkų, kurie treniruojasi, bando prasimušti ir vis tiek neprasimuša. Tai čia vienas iš pagrindinių dalykų, ką naudojam patikrai. Aš tau numesiu šitas nuorodas, kad tu galėtum pasižiūrėti, viskas bus po šituo video YouTube. Taip pat dar yra tokie puslapiai kaip, sakysim, pocket5.com, pocket5. Ir vėlgi tu galėjai išsirūšiuoti reitingus pagal šalis. Ir čia yra, mes matom 100 lietuvių, kurie paskutiniu metu turi geriausius rezultatus. Tai vėlgi didžioji dalis iš jų yra žinomi ir pažįstami, bet jeigu tu paspausi ant jo, tai tu tiesiog matysi, kaip jisai laimi, kokie buvo paskutiniai rezultatai ir tu gali matyti, kiek jisai yra iš viso uždirbęs, iškešinęs šiuo atveju, čia pelnas yra. Ir tu gali matyti, kad yra vėl tendencija, tai nėra kažkokie 5 žmonės, kuriems sekasi, tai yra daugybė žmonių, kuriems sekasi, jie masto panašiai, jie žaidžia panašiai. Ir aš manau, šiuo atveju, nuo ko tau reiktų pradėti, tai aišku, mokykla ir pamokos būtų labai gerai, bet pats pagrindinis dalykas, tai su kuo tu turi dirbti, tai su mindsetu. Ir yra tokia sena knyga, The Poker Mindset, kai kurios straipsnius mes turim jos išvertę, tai gali rasti mokyklai, priėjimas yra visiems nemokamas. Vėlgi aš pridėsiu šitą nuorodą taip pat po šituo video, galėsi skaityti ir jo šitoj knygoje praktiškai viskas yra aiškinama apie pinigų svarbą, ilgąjį periodą ir apie tai, kad ilgajam periode yra įgūdžiai yra karalius, o trumpajam periode sėkmė yra karalius ir trumpajam periode tavo tūzus gali nulaužti, bet ilgajam periode, jeigu tu suvoki pokerio esmę, tai bet kuriuo atveju tu galiausiai turi išeiti į pliusą, jeigu tu sugebėsi kontroliuoti savo emocijas ir nuolat tobulėti. Bet vienas svarbiausių dalykų, kas dažniausiai užkerta kelią mum pralošiantiem žaidėjim tapti laimintiem žaidėjim, tai yra, kad jie nesikeičia. Reiškia, jie pradeda skaityti, jie pradeda dalyvauti pamokose, jie galbūt net pasisamdo trenerį, jis jiem pradeda aiškinti, kaip žaisti, bet jie vis tiek eina prie stalo ir žaidžia kaip anksčiau. Tai yra labai labai paprastas dalykas, jeigu tu nori pokyčių rezultatuose, tu turi pakeisti savo veiksmus ir pakeisti savo mąstymą. Tu turi prie stalo pradėti žaisti visiškai kitaip, negu žaidėjai anksčiau. Nes jeigu žaisi taip kaip anksčiau, rezultatas bus lygiai toks pats. Taip pat, ką dar noriu pasiūlyti, tai mūsų išeina nauja straipsnių serija pagal Mental Game of Poker. Tiesiog jeigu nueisi į
į strategiją bus, matysi, Mental Game of Poker ir bus tagas Mental Game of Poker, paspausi šitą, atidarysi visus straipsnius šitą temą. Kol kas jų dar yra tik vienas, kas savaitę talpinsim po vieną naują visus sekančius metus. Tai daug pamatysi ir daug gali išmokti iš šitų knygų. Dar sekantis dalykas, kažkada aš buvau išvertęs ir talpinau Būk profesionalė tokią straipsnių seriją, kuo skiriasi profesionalo mąstymas, ir reiškia, kuo skiriasi laiminčio žaidėjo mąstymas nuo pralaiminčio žaidėjo mąstymų. Tai paprasta trumpa knyga, man atrodo, 30 puslapių, bet labai gerai parodytas visas mindsetas, kad štai laimintis pokerio žaidėjai problema žiūri kaip į galimybę tobulėti. O šiuo atveju pralaimintis pokerio žaidėjai problema žiūri kaip į patvirtinimą, jog niekas nesigauna. Jog reiškia, kažkam yra sėkmė, o man nesiseka. Kažkas, nežinau, turi kažkokius įgimtus talentus, o aš neturiu. Ir visas šitas yra bullshit, viską galim išmokti. Tiesiog pats paprasčiausias būdas, kaip tai galim padaryti tiek pokerė, tiek bet kokiam sportui ar kitoje veikloje, mes turim susirasti žmogų, kuris yra toj srity profesionalas. Tai gali būti tiesiog geras žaidėjas Lietuvos ir mes turim tiesiog kopijuoti, kaip jisai žaidžia, kopijuoti, kaip jisai mąsto, reiškia, pasistengsiu jo susibendrauti, pasistengsiu suprasti, kaip jisai galvoja ir aišku, geriausia būtų, jeigu tu galėtum save apsupti laiminčiais pokerio žaidėjais, tiesiog apsupti draugais, kurie žaidžia pokerį ir kurie gyvena, nes tada tu pamatysi, kaip jie mąsto ir pats pradėsi po truputį taip mąstyti, nes jeigu tu apsupsi save žaidėjais, kurie pralošia, tai tu girdėsi tik jų nesėkmių istorijas ir kaip čia jiem nesiseka, o kaip jiem turėtų sektis ir tu pats pradėsi irgi taip galvoti. Jeigu sudėtinga susirasti tokių draugų, tai reikia tiesiog jungtis į bendruomenės, tai ta pati pokerio mokykla ar Facebooko grupės pokeriaujam. Tiesiog pradėti bendrauti, pradėti žiūrėti, kas protingai šneka, kas gerai komentuoja, pozityviai ir tiesiog su tai žmonėm po truputį užmegzti vis glaudesnį ryšį, naudoti forumus ir panašius dalykus. Tai toks trumpas video, psichologinė tema, su jums buvo Brilliant, pokerio mokykla.com. Iki.